Labas, Linai. Sveika. Malonu matyti. Malonu taip pat. Esame tavo gimtajame mieste Kaune. Žinau, kad esame nebereikalo būtent čia prie Kauno pilies. Papasakok, prašau, kokie ryškiausi prisiminimai iškyla vaikštant šiuo tiltu ir tiesiog būnant šioje vietoje. Na ką, čia iš tikrųjų prabėgo labai daug vaikystės dienų, nes visai netoli čia yra pastatas, kuris kadaise buvo Juozo Naujalio gimnazija, muzikos gimnazija. Tai čia prabėgo mano vaikystė. Mes pro šias vietas su klasiokais grįžinėdavom namo ir ypač prisimenu, kai žiemos metu pasidėję kuprinės po užpakaliais čia čiuožinėdavom, bet vietoj šito tilto, čia to tilto dar nebuvo. Tai va, tikrai brangios vietos, į pačią Kauno pilį irgi per pertraukas atbėgdavom pažaist gaudynių. Ir to stogelio nebuvo, čia daug kas labai pasikeitė iš tikrųjų. O ką jums reiškia Kaunas? Kaunas mano gimtasis miestas, tai dėl to man jis yra labai brangus. Kaunas daug ką reiškia iš tikrųjų. Žinau, kad mėgsti keliauti ir apskritai daug esi apkeliavęs ir nebuvo niekad kilusi mintis, kad kažkur persikelti, gyventi iš Lietuvos į kokį šiltą kraštą. Visam laikui ne. Su žmona buvom tokį pamąstymą, kad galbūt kažkada reikėtų pakeliauti metus laiko. Kažkur tai, gal ne vienoj valstybėj, ne vienoj šaly, bet tiesiog pakeliauti kokius metelius. Atsišviežinti mintis, kažkokių naujų kūrybinių idėjų įgauti. Ir mes buvom beveik nusprendę tai padaryti pernai metais. Bet aišku, mūsų kelionė užtruko šiek tiek trumpiau, pasilgom, grįžom. Mes Vietname ir Tailande keliavom 4 mėnesius ir paskui kažkaip tikrai jau atrodo, kažkas tai parvilko mus atgal. Man asmeniškai simpatiškiausi miestai, kiek teko kažkur keliauti, yra būtent antri pagal dydį miestai. Jie yra jaukesni, šiltesni, nuoširdesni. Aišku, sostinės visą laiką yra smagu aplankyti, jos yra didelės, jose daug verda visokiausių kultūrinių reiškinių, bet aš simpatizuoju antriems pagal dydį miestams. O ar kelionės tau padeda pasisemti kūrybinės, taip sakant, energijos, ar įkvepia tave kurti? Oi, vienareikšmiškai. Kelionėse iš viso prasivedini galvą, kelionėse atrandi daug kūrybinių minčių, susitinki draugų. Pasižiūri į savo gyvenimą šiek tiek iš šalies, nes tu palieki tuo metu savo rutiną, savo darbus, viską, kas tave supa. Ir netgi išsigrynini mintis, ką norėtum veikti, ko nenorėtum veikti. Čia, manau, esminis kiekvieno žmogaus klausimas pačiam savo, ką aš gyvenime norėčiau veikti, ką aš galėčiau veikti, ką aš galėčiau iš tikrųjų gero daryti. Gaila, labai daug žmonių dirba nemėgstamus darbus ir jie to neslėpia ir džiaugiasi, kada jau baigėsi tas darbas. O, pagaliau viskas baigėsi. Aš, pavyzdžiui, dirbu mylimą darbą ir aš labai esu laimingas. Esate ne tik muzikantas, prodiuseris, bet taip pat ir dėstytojas. Dėstote Juozo Gruodžio konservatorijoje ir KTU. Garso režisūrą, ar ne? O nuo ko visas tas prasidėjo, kad jūs pradėjote mokyti kitus? Čia turbūt spontaniškai mane pakvietė dėstyti ir aš pradžioj dar labai taip ilgai spyriojausi ir sakiau, kad gal ateity kažkada, gal tą dėstytojo kelią turiu dabar ir taip ką veikti. Bet paskui mane pamotyvavo ir paargumentavo, kad tikrai trūksta žmonių, kurie galėtų kažką tai perteikti jaunai kartai, uždegti juos ir ryžausi iš tikrųjų. Visai dabar džiaugiuosi, kad tiek Gruodžio konservatorijoje, tiek KTU universitete dalinuosi žiniomis, dalinuosi garso režisūros visokiais techniniais klausimais ir visokiom garso režisūros subtilybėm. Tai yra įdomu ne tik tai mokiniams, bet ir pačiam man. Žinai, dabar žvelgiu čia ir po tuo stogeliu, jau kai mokiausi, jau tas stogelis tik buvo uždėtas ir mes čia ateidavom su klasiokais nelegaliai parūkyti.
Iš tikrųjų, jo, net kai kurie mano klasiokai paskui su dulkių pasta trindavosi rankas prieš pianino pamokas, kad tik tai nesmirdėtų dūmais ir neužuostų, kad mes blogi berniukai. Na, kol kas laukiu, iš tikrųjų, tikrai nekantriai laukiu spalio 10, kuomet Kauno Žalgirio arenoj bus surengtas grandiozinis mūsų drauge su Gyčiu Paškevičium koncertas. Drauge su mumis bus ir Kauno simfoninis orkestras, ir 2 chorai, ir ritmo grupė, ir varinių pučiamųjų sekcija, ir pritariantys vokalai, daug kviestinių svečių. Tai aš manau, kol kas tai yra mano svajonių koncertas, kurio labai labai laukiu. Ir kada jisai Spalio 10, mėlyjei, spalio 10. O ar Žalgirio arenoje galėsim išgirsti skanduotę visi Kauno Žalgirio fanai kartu su Gyčiu Paškevičium? Žalgirio arenoje ir taip šita skanduotė skamba per kiekvienas rungtynes, tai aš manau, kad gal ir paliksim krepšinio aistruoliams, bet tikrai bus labai labai išieškotas, atrinktas ir koncerte skambės pats pačiausias mūsų repertuaras, tiek Gyčio, tiek mano. Dabar prakalbam apie Žalgirį. Ar galėtum šiek tiek trumpai tą skanduotę? Trumpai kažkaip surimuojant kartu galim paimprovizuoti. Kur čia tie fanai? Fanai. Nematau, aš jau tų fanų. Gal tu fanas? Aš fanė. Tai reikia tada ritmuko. Žinai tą ritmą ar ne? Skanduotė. Palauk. Žiūrėk su manim kartu. Dar kartą. Kauno Žalgirio fanai. Visi Kauno Žalgirio fanai. Tai šita skanduotė yra